Gruodžio 18 diena. Štai taip atrodo auksinis kampas. 10 valanda. Kibimai pavieniai. Basiniuke. Va žvejukų yra. Royal Fox reportažėlis išdėtas. Jachtlubė sakė visai neblogai, vakarinis visas praėjo į marių pusę. Krantinėje buvo žvejų negausiai. Kažkiek tai pagavo, sakė, po kokį 30 štukelių. Nu va, po truputėlį ir žvejojam. Pasiliekam nakčiai. Ai, čia iš penktadienio šeštadienį naktis. Jo, šeštadieninių laukiam rytoj. Ant auksinių kampų. 12, Kruša. Mes toliau žvejojam. Va, klaipėdiškiai ištvermingi. Padavė tiek, kad nebeįmanoma. Geri čia gabalai. Taip atrodo šeštadienio rytas Klaipėdoje. Naktį labai mažai žvejų buvo pasilikę, nes buvo labai derlingas vakaras. Sukibo labai gerai ir jachtklubė, ir terminalė, krantinė pasigavo žmonės stintų. Tikriausiai pats derlingiausias vakaras šiais metais mariose stinto. Visi daugmaž pasigavo, pasidžiaug stintą. Auksinis kampas man nebuvo labai auksinis, 1,5 kilogramų. Na, bet visi pasidžiaugim stintų, virpinimų, galūnėlių, meškerėlių. Na, maslas buvo pagrindė karpis, kiek supratau iš visų. Kas buvo, pagavo ir keletą šimtų ir 300 stintų per vakarą. Na, žodžiu, stintų žvejyba liuks, belaukiant ledo, ko gero, paskutinė atviram vandenyje. Tai tiek iš Royal Fox'o, iki susitikimų bangoje. Ačiū stintom.